Ar žinote, kad antstolis gali areštuoti jūsų banko sąskaitą dėl senos jūsų sutuoktinio skolos, apie kurią jūs net nežinojote? Gal tai buvo dar net iki santuokos sudarymo? Kodėl taip yra? Kviečiu žiūrėti toliau. Turiu didesnę nei 15 metų teisinio darbo patirtį. Ir iš tikrųjų per šitą laikotarpį supratau, kad žmonės turi tam tikrų įsitikinimų susijusių su daugeliu dalykų, tame tarpe ir su teisiniais dalykais, kurie kartais gali būti jiem pavojingi. Tai yra atnešti tam tikras neigiamas pasekmes. Na, ir vienas iš mitų yra toksai, kad žmonės galvoja, kad turiu santuoką, viskas ok, bet mano asmeniniai pinigai, tai yra ką aš uždirbu, darbo užmokestis, ar ten kažkokios kitos pajamos yra asmeninė nuosavybė ir esu saugus arba saugi, niekas negali į juos kėsintis. Galiu nuliūdinti, kad taip nėra. Jeigu esate santuokoje ir nesate sudarę vedybų sutarties, tai reiškia, kad pusė jūsų piniginių lėšų, kuriuos jūs uždirbate, pavyzdžiui, gaunat kaip darbo užmokestį, ar gaunate kažkokias kitas pajamas, tarkim, individualios veiklos pajamos, priklauso jūsų sutuoktiniui. Turbūt dažniausiai visai sutinkame ir norime dalintis su savo sutuoktiniu savo lėšomis, tačiau pagrindinė yra problema tame, kad kreditoriai gali nukreipti savo reikalavimą į pusę jūsų atlyginimo. Kitaip sakant, kreditorius turi teisę kreiptis į teismą, atidalinti pusę jūsų atlyginimo ir iš jo išskaičiuoti skolą, apie kurios egzistavimą jūs galbūt net ir nežinojote arba net ir nesutiktumėte, kad ta skola būtų išieškota iš jūsų atlyginimo. Kitas labai dažnas teisinis mitas, tai yra, jeigu nepadėjau parašo, nepasirašiau, tai esu visiškai ramus, niekas nieko iš manęs negalės išskaityti ir aš, kaip sakyt, visiškai už nieką nesu atsakingas. Vėlgi, tai yra mitas. Jeigu susidarys tokia teisinė situacija, kad, tarkime, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė pasiims kažkokį kreditą, pasiskolins pinigų, bet jie bus panaudoti šeimos poreikiams tenkinti, tai tuomet bus laikoma, kad tai yra solidari prievolė, kitaip sakant, kad tai yra bendra skola. Todėl tai, kad nėra jūsų parašo ant kažkokios tai kredito, vartojimo, sutarties ir panašiai, tai dar nėra 100% garantijos, kad tikrai kreditorius nepasibels į jūsų duris arba, kitaip sakant, nepareikš reikalavimo į jūsų darbo užmokestį ir visą kitą jūsų turtą. Kadangi, kaip ir minėjau, yra tokios laikomasi prezumpcijos, kad jeigu šeimos poreikiams panaudoti pinigai, tarkime, įgyta kažkokia buitinė technika, bendra kelionė arba ten už vaikų būrelius ar kažkokį tai gydymą sumokėta ir panašiai, tai yra laikoma bendra skola. Ir kartais iš tikrųjų tenka susidurti santuokos nutraukimo bylose, kad šituo manipuliuojama, tai yra prisiemama visokių paskolų, surašoma daugybė paskolų sutarčių ir teigiama, kad šitie pinigai buvo paimti tam, kad būtų panaudoti santuokoje. Tai būna tikrai ne vienoje byloje, kad net ir kartais net nebūna gautos tos piniginės lėšos, būna sudarytos tiesiog popierinės paskolos sutartis. Esu turėjusi vienoje byloje net 36 paskolos sutartis, kur buvo teigiama, kad čia šitie pinigai buvo panaudoti šeimos interesams. Kitas mitas pakankamai irgi pavojingas yra ir su kuriuo tenka dažnai susidurti, tai yra žmonės nebegyvena kartu, tačiau nėra susitvarkę to teisiškai, tai yra nenutraukę santuokos arba neįforminę separacijos. Ir esu mačiusi tikrai ne vieną situaciją, kur žmonės ne tik kad metus ar 2 negyvena kartu, bet 5 ir 10. Esu mačiusi situaciją, kai žmonės negyvena kartu 20 metų, tačiau santuoka nėra nutraukta teisiškai, taip, dokumentai nesutvarkyti, tačiau žmonės galvoja, ir kas čia teisiškai, ką man čia reikia tvarkyti, čia papildomas laikas ar stresas, ar finansinės išlaidos, mes negyvenam kartu ir taškas. Iš tikrųjų taip nėra, reikia suprasti, kad jeigu yra santuoka, tai ir galioja visos taisyklės, tame tarpe bendrų pajamų, bendro turto ir bendrų skolų. Tai labai rekomenduočiau šiuo atveju tikrai
tikrai netempti, nelaukti, kol pasibels kažkoks kreditorius į duris arba jau bus areštuotos sąskaitos ir tada neaišku, ką daryti, bet kai jau yra faktinis gyvenimas atskirai, jį ir įforminti. O kokia būtų rekomendacija tokia bendra, kad iš tikrųjų būtų galima apsaugoti ir savo pajamas, ir savo turtą, ir galbūt ir bendrą šeimyninį turtą, nes tikrai yra situacijų, kai ateina tik vyrai, nebežino, ką daryti, ir būna moteris ateina ir verkia, nes situacija būna, kad, atrodo, viską prarado, ten sutuoktiniui nepavyko verslas arba apskritai sutuoktinis turi kažkokių priklausomybių, lošimai, alkoholis, narkotikai. Ir atrodo, ne tik prarandi žmogų, pasitikėjimą juo, bet ir visą savo tą turtinę situaciją, visą tą turtinį pagrindą žmogus praranda. Pagrindinė mano rekomendacija iš tikrųjų, kuri labai veikia gerai ir kur tikrai gali padėti apsaugoti jums jūsų pajamas, jūsų turtą ir apsisaugoti nuo sutuoktinio skolų, yra vedybų sutartis. Jeigu kilo papildomų klausimų, kviečiu kreiptis į mane, advokatę Juliją Viktoriją Flis, arba įsigyti autorinį įrašą Nesiparinki LT. Ačiū, kad žiūrėjote.